Viską lemia žmogaus noras veikti ir keistis. Tik kartu bendrai galime dalintis patirtimi ir išgyvenimais, rasti bendraminčių idėjoms įgyvendinti. Bendruomenės neatsiranda iš niekur. Jas suburia bendruomeniškumo jausmas, nuolat stiprinamas darbais. Kelmės rajone veikia ir ateitį kuria 40 kaimo bendruomenių. – 2005 metais įsikūrusi Pašiaušės kaimo bendruomenė Pašiaušėlį vienija 26 aktyvius jos narius. Bendruomenės nariai kuria planus, rengia projektus, puoselėja ir gražina gyvenvietę. Sutvarkytas parkas, plytelėmis išklotas takas, padaryti suoleliai, akį džiugina gėlynai. Dirbame iš širdies, sako pašiaušiškiai. Į Pašiaušę kaip reta kuri Lietuvos miestelį sueina net 7 keliai. Vienu iš jų 2001 metais atvyko Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, kuris aplankė ir už iniciatyvumą gyrė čia įsikūrusią pačią pirmąją Kelmės rajono kaimo bendruomenę, savo pavyzdžių paskatinusią kaimo bendruomenių plėtrą visame rajone. Vaikščiant po Pašiaušėje šeimininkavusių jėzuitų bažnyčios griuvėsius, Pašiaušėlės bendruomenės nariai vienas per kitą pasakoja didingą Pašiaušės istoriją. 16 amžiuje minimas Pašiaušės dvaras priklausė bajorams Beinartams. Bajoro Beinarto valia 1654-aisiais jis užrašytas jėzuitams, kurie dvare įkūrė kolegiją. Pašiaušės kolegija buvo viena turtingiausių anuometinėje Lietuvoje. Jėzuitai Pašiaušėje šeimininkavo iki 1773, o vėliau viskas sunyko, sugriuvo. Darysime viską, ką tik pajėgsime, ką tik sugebėsime, visokiausiais būdais, kad garsi kolegijos praeitis būtų įamžinta, sako bendruomenės nariai. Pačiame Pašiaušės gyvenvietės centre saugomas Ąžuolo Galiūno stovi granito paminklas, liudijantis daugelio amžių lietuvių kartų laisvės siekį. Minėdami istorinės šventes, pašiaušiškiai renkasi prie paminklo, puoselėja jo aplinką. Kalbėdami apie kasdienius darbus ir šventes, bendruomenės nariai džiaugiasi, jog vasarą turi kur susirinkti. Jų pastangomis iškirsti krūmai, sutvarkyta Vižės pakrantė. Vasarą čia vyksta bendruomenės renginiai. Pašiaušėje tradicija susibėgimų švenčių metu vaišintis savo gamybos patiekalais, virti žuvienę. Viską darome kaimui iš gerų paskatų, norėdami, kad žmonės tarpusavyje bendrautų, kad būtų šiluma. Kad mums čia būtų gera, mes širdies gerumu ir darbais nuoširdžiais savo kaimą Pašiaušę apjuosim, sako Pašiaušėlės bendruomenės žmonės.